Labas, kaip ten įdomu su klimato kaita yra? Va, viršai dabar nesimato geoengineering ir solar engineering. Parašiau differences between geoengineering and solar engineering. Tai va, ką rašo, geoinžinerija gali manipuliuoti aplinką. Ne, va, duodu, galit nusiskrinšotit, pažiūrėsit, įsiversit. Nusiskrinšotinkit, kam įdomu, įsiversit. Tai va, metodai. Solar engineering ką daro, padaro tokius dirbtinus debesis, kad atspindėtų saulės spindulius, norint atvėsinti mūsų planetą dėl klimato kaitos. Tai va, atspindėti saulytę, ne, pažiūrim, kaip ten su saulė yra. Parašiau saulės nauda, kokia, galit pasiskrinšotinti, pažiūrėti. Truputėlį išverčiau, saulė yra būtina gyvybei Žemėje ir jos nauda neapsiriboja vien tik teikimu šilumą ir šviesą. Tai nuotaikos pakilimas, psichinė sveikata, sumažinimas depresijos simptomų, vitaminas D, kaulam naudos NNN. Tai va, nu bet aš šakauju, žinot, vėl čia turbūt greičiausiai vėl viena konspiracijos teorija su ta geoinžinerija, solar inžinerija. Niekas čia oro nemodifikuoja, niekas čia vandenų dirvožemių neužteršinėja, niekas čia žmonėm proto nekontroliuoja. Visa kita, nu bet sakau, vis tiek maža ką, užsimesiu, ne, nepakenks dėl, kaip sakot.